Po ilgų ginčų valdininkai pagaliau pasiekė, jog Aleksoto tilto transporto mazgo koncesininkas atidarytų kairįjį posūkį. Tai turėtų įvykti kovo 1 dieną. Tačiau išsprendus problemą su Aleksoto tiltu, baiminamasi, jog jų nebus išvengta dėl kito – Vilijampolės tilto. Prognozuojama, jog kovo 1-ąją jį uždarius, miesto gatvėse išaugs spūstis. Mat iki Vilijampolės tilto uždarimo datos 3 pagrindinėse miesto sankryžose bendrovė eismo juosta turėjo įrengti virš 30 eismą reguliuosiančių šviesoforų. Tačiau jau dabar aišku, kad geriausiu atveju šviesoforai bus pastatyti tik 2 – Neries krantinės ir užvažiavimo ant Varnių tilto sankryžoje, bei Jonavos gatvės ir nuvažiavimo į automagistralę Vilnius-Kaunas sankryžoje. Tuo metu transporto eismo pagrindinėje Jonavos ir Nuokalnės gatvės sankryžoje šviesoforai reguliuos tik kovo viduryje. Yra problema su santvaromis. Santvaros yra suprojektuotos tokios, jas gamina tik tai Lenkai. Iš Lenkų mes jau esame padarę pavedimą ir turime visas datas, kada viskas bus. Lenkai savo rašte mums sako, kad jie santvaras pačiu greičiausiu metu mums gali pateikti tik tai kovo 4 dienai. Viskas. Iki to laiko visus darbus, žemės kasimo ir visokius kitokius mes ten viską pabaigsim. Viskas. Kol nebus santvarų, tol nieko mes negalime daryti. Tokių darbų vėlavimų nepatenkinti miesto valdininkai. Esą sutartį su savivaldybė pasirašiusi bendrovė eismo juosta turėjo iš anksto numatyti visus darbus ir galimas problemas. Šiokie tokie nuogąstavimai yra, bet vėliausias laikas yra nurodytas į rangovą, kad tai būtų kovo 15, jeigu, sakykime, nespėtume šviesoforų pačių Siemensas nepristatytų detalių, ir Lenkai ten stovų. O visa kita tai iš tikrųjų yra pasiruošta ir aš manau, kad turėtų viskas tvarkingai vykti. Tačiau kaltinimus metusiems valdžios atstovams eismo juostos įmonės vadovė priminė, jog darbai gali dar labiau strigti, jei savivaldybės specialistai laiku neįvykdys savų įsipareigojimų dėl šviesoforų konstrukcijų pastatymo, įrangos pristatymo. Iš viso šviesoforų įrengimas savivaldybei turėtų kainuoti per 700 000 litų.